Eišiškės pavasarį gyvena kitaip. Čia gegužinė ne tik tradicija, bet ir širdis, kuri vienija gyventojus, jaunus ir vyresnius, kaimynus ir bičiulius. Kiekvieną gegužę ši šventė tampa vieta, kur susitinka dainos, šokiai ir nuoširdūs pokalbiai. Kaip ir kasmet, pirmieji į sceną žengia šeimininkai. Jiems ši šventė – namai. Šiemet tarp šventės svečių Šalčininkų rajono vadovai, Eišiškių seniūnijos seniūnas, diplomatai ir verslo atstovai. Visi susirinko ne tik pasveikinti bendruomenę, bet ir pabūti kartu. Nuoširdžiai, artimai. Šventę atidarė mažiausieji – Lopšelio darželio Žiburėlis auklėtiniai. Jų šypsenos ir dainos – tikras džiaugsmo pliūpsnis. Vėliau scenoje Kviatai Polski. Tai kolektyvas, kurio pasirodymai lyg emocijų sprogimas. Jie kviečia švęsti gyvai ir autentiškai. Scenoje debiutavo ir atgimę Eišiščanė ansamblio šokėjai. Jų drąsa ir entuziazmas neliko nepastebėti, o choro balsai priminė – Eišiškės moka švęsti su skambesiu. Toliau energijos kupinas šokių studijos Todės ir dainininkės Patricijos Milim pasirodymai. Scenoje kilo tikra audra, o žiūrovai šypsojosi ir lingavo kartu. Kanklių garsai, sklindantis iš Versakėlės ansamblio, subtilus grįžimas prie tautinių šaknų. Muzikos mokyklos ansamblis Magija ir solistai Augustas su Gintare suteikė šventei dar daugiau šviesos ir šilumos. Vėliau energiją perėmė Black Guitars. Rokas, klavišai ir gyva muzika. Po jų pasirodė Romų ansamblis Romanai Jagūriai, užbūręs ritmais ir emocijomis, kuriems neįmanoma likti abejingam. Bet gegužinė tuo nesibaigė. Vakare scenoje sužibo grupės Spike iš Lenkijos ir Džentelmenai iš Lietuvos. Diskoteka po atviru dangumi tapo kulminacija visiems, kurie norėjo šokti iki sutemų. Vaikų džiaugsmas batutuose, muilo burbulai, piešinių ir gėlių mugės – visa tai kūrė tikrą bendruomenės šventę. Čia kiekvienas rado ką nors sau – ir vaikai, ir suaugusieji. Gegužinė Eišiškėse – tai ne tik renginys, tai bendrystė, tradicija ir gyvybė, kuri gyvena mūsų širdyse.